Nežinau. Sakė, gražus miestelis. Žemuoji Panemunė. Gal čia žemuoji, kad mes pakilom čia į viršų. Tai Panemunė vienoj pusėje. Kas čia per mūsų? Kas čia? Babalų kalnelis. Už 600 metrų pasieksite kelionės tikslą. Ir vėl į kapinės atvežė jisai, ne? Jo, iš kitų neveža kitos. Ilguvos parapija. Čia čiūdas. Vandens skaitliukas kapinėse. Pasičiai, kuo atvažiuodavau su autobusu ten ir matau šitą būstę. Dabar tavo įsitimite. Danielius važiuodamas autobuso anas pusę nežinojo, kad šitoj pusės stūkso dvaras pastatytas 1790 metais. Šalia Plokščių piliakalnio teka mažas Vaiguvos upelis, miestelyje pereinantis į natūralią Vaiguvos upę gatvę. Tai unikali vieta. Vietos gyventojai savo namus pasiekia sėdėdami ar važiuodami upelio vakarą. Na, tau tikrai čia važiuoja. Nu, tai aš sakau. Taip. Dalykus atrodo ir taip dar buvo žolę nupjauta, pasėta, dirba. Tai čia gyvena pastoviai, nes matai jau. Turi monetą. Nu, čia vien dėl to, kad ateini groziesi. Duokimėsi. Tokia technikos dirbau gyvenime pirmą savo atlyginimą. O čia ką parduoda? Žagarėlio, ir kavos, ir arbatos galima, tik užsisakyti reikia. Žagarėliai. Arba Vardas senas. telefonų. Dienos kepinė. Aš galiu 20 tiesą papildomai lėšų. Taip. Nu, gerai. Jo, arbata, juoda kava, kapučino latte. Nu, fainai. Galiniai. Va, ir čia koks perkūnas, čia kas. Taip, sureagavo šuo, kada dirba. Nu, kaip žagarėlis. Dar nėra. Valgomas. Aš maniau, kad paprastas bus koks kelias, supranti. Aš irgi galvoju, kad šiandien nieko ypatingo. Čia matai ir gatvė šalia. Aš nepagavau ne vienos žuvies. Blogas žvejys. Kaip nepagavo, pažiūrėk. Va. Va. Matai? Pagavo. Naminė duona 1 euras, gal paimt? Nu, nežinau. Turiu. Turi? Valgysim paskui vakare. Nu, kaip būtų įdomu šitą pusę pravažiuoti. Ir vat visus suorganizavau iš Šiaulių, iš Ukmergės, kad pravažiuotume šitą vietą. Nes aš čia buvęs jau iš Ilguvos, kai važiuodavom ten iš tų globos namų. Ten irgi yra to, kurie ten žiūrėdami. Tai va, nu ir gražu, kad tas saugoma. Aš nežinau, čia jūsų šaknys ar ne? Tėvų? Ir saugot.
Taip, bet čia ir gyvenu, tai man tai yra pats svarbiausias dalykas. Likau čia, nes tai šitas kampas žiūrėti, net ir žiūrėti. Tai vaikas, tai ta ligonė. Taip. Štai čia uoga ant torto. Tai Vytauto Tamoliūno fotografija. Čia tai jo. O ir važiuoja. O iš mamos pusės, ten buvo mano senelės pusės gyveno, Kampėjadų kaime. Ir juos suženino. Tada supiršo, jų ką šimtas pripirko. Tai va, tai aš iš to ir... Gerai. Pala, palaikyk tą šamtą. Laima nori arbatos? Arbatžolės. Laima. Aš ne, ačiū. Aš taip. Bukareštas scenarius traukinys. Jo, bet ten visi eidavo į Ne. O žiūrėkit, ten ant stogelio galima. Einam bus. Jūratės nevesim, eina. Man ir taip. Nors čia koks vaizdas. Nu taip, nu. Oi, ką tu čia? Per turėklą eit kaip anksčiau. Su bendradarbė amžinatai su vienu. Ant Vilkaušo stogo gėrim. Nu gal kažkas į antrą aukštą. Mes spėliojom, kas čia per pastatas buvo. Čia buvo... Ne. Bet laiptukai į antrą aukštą yra. Bet tai tie laiptukai ar šiuolaikiškai yra laikų. Anoviniai laiptukai. Aš jau tik tai balkų. Aha. Ir kiaura. Ir kiaura. Nes va, matyt, tiek durų yra daug palyginti. Nu kaip gera, ateikit. Opa! A tu moki, kad išsisup, kada kojas ištiesti? Dabar. Tas visas nepriklausomybė. Aš einu, kada noriu.
patinka, kad skiriasi jūsų. Užmerkta, tai viskas šiapus dvaros yra mano. Nu. Jurbarko tiltas matosi pigiausiai. Tik labai apšalo žiemą. Aš turėt toj pusė pastatyti, gali jau anoj pusė. Čia pažintinis bokštas. Aš čia. Kas dar čia drįsta eiti? Taip, tai buvo, prie Vytenio kas čia buvo iš vis nėra aišku. Taip. 15 amžiuje Panemunės pilį įsigijo tokie vokiečių pirkliai Kirštenšteinai. Lietuvos didysis kunigaikštis įduoda tokias specialias privilegijas valstybinio miško kirtimui, eksportavimui, jo naudojimui. Ir reperiešai 17-18 amžiaus vidury nusigyvena. Šiaip pilį valdo 5 reperiešų kartų. Jie nusigyvena 8 amžiaus viduryje, parduoda šitas valdas Gelgaudų giminiai. Antanas Gelgaudas įsigyja šitas valdas. Jis buvo Žemaičių generalinis seniūnas. Tai yra aukščiausia pareigybė Žemaitijoje. Gelgaudas, Antanas Anupras Gelgaudas rekonstruoja pilį į klasicizmą. Dabar reikia įsivaizduoti, čia buvo įeinama, čia yra vestibiulis. Pirmas aukštas yra tokiem dalykams visi tarnų reikalai. Ar tai koks nors ten aruodas, ar koks liokainis gyveno, virtuvė ten buvo, sudėti kažkokie daiktai. Taip yra visas reprezentacinis daiktas, kur atsiskleidžia visas galingumas, pinigų turėjimas ir antrame aukšte.